Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga su partneriais Radio stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose ketvirtadieniais pristato laidų ciklą Lygybės dialogas – išgirsti ir suprasti. Pokalbiai su įdomiais žmonėmis ir ekspertais, skatinantis išgirsti, suprasti priežastis ir bendromis jėgomis kovoti su diskriminacijos ir nepakantumo apraiškomis. Labadiena, su jumis laida. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, kas antrą ketvirtadienį, mes esame pasirengę toliau kalbėti aktualiomis jums temomis, diskutuoti, klausytis pašnekovo, ekspertų nuomonių ir, žinoma, išgirsti ir jūsų atsiliepimų. O šiandien mūsų laidos tema – ori senatvė, ar ji įmanoma? Ir šiandien laidoje iš tiesų mes turėsime ne vieną pašnekovą, pirmiausiai laidoje kalbės Povilas Butkus, Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai, Vilniaus miesto bendrijos pirmininkas, taip pat Ramutė Uždavinienė, bendrijos Naujamiesčio skyriaus pirmininkė ir Lietuvos Bočių sąjungoje atsakinga už kelionių organizavimą, Janina Stanaitienė, pensininkų sąjungos klubo Gyvenimas yra gražus pirmininkė. Taip pat išgirsite pokalbį su Ginta Žemaitytė, Lietuvos žmonių su negale sąjungos viceprezidentė, bei kalbės Lietuvos gėjų lygos valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko. Taigi, ori senatvė, ar ji įmanoma? Garbaus amžiaus žmonės parke žaidžiantys šachmatais, gėlyne plušančios energingos senolės ar pajūrių vaikštinėjantys seniorų pora. Tokie idiliški senatvės vaizdai deja, bet Lietuvoje vis dar retenybė. Mūsų šalyje visą gyvenimą dirbę žmonės senatvėje dažnai savo gyvenimo saulėlydį pasitinka vieniši, pasiligoja, o neretai kenčia skurdą ir įvairius nepriteklius. Štai, kad yra atliktas tyrimas Gražinos Rapolienės, ar senatvė yra stigma, senėjimo tapatumas Lietuvoje, rodo, jog nors vyresnio amžiaus žmonėms deklaruojama pagarba, palankus požiūrius, aukštai vertinamos jų moralinės savybės ir kompetencija, kiti visgi respondento atsakymai liudija visai ką kitą – nepakantumą, ignoravimą ir diskriminavimą. Apskritai manoma, kad šalyje labiausiai paplitusi diskriminacija dėl amžiaus ir taip mano beveik 60% Lietuvos gyventojų. Taigi šiandien mes pabandysime vis dėlto atsakyti klausimą, ori senatvė čia pas mus Lietuvoje, ar ji įmanoma. Ir kaip ir minėjau, dabar mes kalbėsimės apie orę senatvę, kaip jis suprantama, kokia ji turėtų būti, apie kartų solidarumą, apie darbo rinką, su Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai Vilniaus miesto bendrijos pirmininku Povilu Butkumi. Labadiena. Labadiena. Taigi, iš tiesų, pirmiausia ir klausiu, šiandien mes kalbame apie orę senatvę. Kaip mes suprantame, kas tai yra ori senatvė ir kokia ji turėtų būti? Ori senatvė, taip sakant, mes įsivaizduojame, kad tai būtų mūsų amžiaus žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, pensininkų, aktyvus dalyvavimas visuomeninėme gyvenime ir pagal galimybę, reikėtų dalyvauti darbo rinkoje. Aišku, čia tokia svarbi sąlyga yra gera sveikata. Tai turi užtikrinti galimybę užsiimti tiek visuomeniniais poreikį visuomeninio gyvenime dalyvavimo, tiek darbo rinkoje. Šitoms prielaidoms užtikrinti tai visų pirma yra materialinių sąlygų sudarimas. Pensijos, pagrindinis mūsų žmonių kategorijos pajamų šaltinis, turėtų būti tam tikro lygio. Tuo tarpu žinom, kad jos yra vienos iš mažiausia Europos Sąjungoje. Žemiau tik tai Rumunija, Bulgarija. Tačiau ten klimatinės sąlygos yra geresnės, šildymo sezonas kaip tokio nėra. Ir tuo tarpu, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, kaip išlaidos, pagrindinės išlaidos, tai yra sveikatai palaikyti, medikamentų kainos, yra tokio pat lygio kaip ir Europos Sąjungoje. Tuo tarpu, kaip matome, mūsų pajamos yra gana menkos. Energetiniams ištekliams apmokėti išlaidos faktiškai
suvalgo visas vasaros sukauptas sankaupas. Todėl šiuo atveju mums labai svarbu pensininkams, kad būtų sumažintų pensijų grąžinimas vyktų 2010-2011 metais, kaip žinome, sunkmečių buvo sumažintos pensijos ir dabar lygtai susidaro prielaidos valstybėje. Tai liudija ir viešas sektoriaus darbuotojų atlyginimo pakilimas. Taip kad pensininkai nori priminti vyriausybei, kad laikas ir šitą savo įsipareigojimą vykdyti. Todėl numatyta spalio 15 dieną prie Seimo surengti visuomenės pagyvenusių žmonių mitingą ir Lietuvoje, taip sakant, siekti, kad būtų taip pat pensijos grąžinamas už tą laikotarpį. Tuo tarpu tenka pažymėti, kad, kaip minėjome, pensijos yra vienas iš mažiausių. Lietuvoje jos sudaro tik tai apie nepilnus 8% BVP bendro visuomeninio produkto. Tuo tarpu Europos Sąjungoje skiriama apie 13%. Tai maždaug pusantro, beveik 2 kartus yra daugiau. Tai va tokios būtų mūsų vienas iš pagrindinių, taip sakant, orumo palaikymui, orios senatvės sąlygos. Aišku, dalyvauti darbo rinkoje būtų, jeigu tai tokia galimybė, nes matome, kad visuomenė sensta. Europos Sąjungoje skaitoma, kad per 50 metų bus maždaug du dirbantieji išlaikys vieną pensininką. Šiuo momentu Lietuvoje maždaug 3-4 asmenys išlaiko vieną dirbantį. Ir dabar žinome, kad jauni žmonės išvyksta dirbti į užsienį ir neįneša į biudžetą tos dalies, kuri galėtų padėti pensininkams išgyventi. Taip pat Europos Sąjungoje siekiama, kad per 10 metų maždaug 75% darbingo amžiaus žmonių asmenų turėtų darbą. Tai padėtų subalansuoti biudžetą. Dabar šiuo momentu Respublikoje užimtumas nuo 50 metų asmenų pradeda mažėti ir ryškiai padidėjo užimtumo mažėjimas, sukakus 55 metams. Reikėtų rasti galimybių vyresnius asmenis išlaikyti darbo rinkoje. Tam turėtų dirbti, turėtų apsimokėti. Tiek darbdaviui, tiek dirbantiesiems. Reikėtų vis tik matomai suinteresuoti ir kiekvieniem darbdavius, bet tačiau tas pats poreikis kvalifikacijos pakelimui, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų būti priimtini, teigiami, vienu žodžiu, pageidautini darbo rinkoje, turi būti ir tam tikras jų kvalifikacinių žinių lygis. Vilniaus bočiai yra pasistatę uždavinius, vienu žodžiu, kad ekonominės žinios turėtų būti, kompiuterio žinios, vienu žodžiu, įvairių galimybių skatinimas vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Ekonominės žinios viena iš tokių pagrindinių sąlygų, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų pageidautini darbo rinkoje. Mes kviečiam beveik kiekvienais metais profesorių Rimvydą Jasinavičių arba kitą specialistą, kad būtų supažindinta su paskutinėmis tendencijomis ekonomikoje, vienu žodžiu, ir skatinti vyresnio amžiaus žmonės patiem orientuotis visuose tokiuose procesuose. Taip pat bočiai, kaip viena iš sąlygų Vilniaus bočiai,
kompiuterinio raštingumo mokymasis, kompiuterinio raštingumo. Žinome, kad mūsų karta mažiau dirbo su kompiuteriais, tai dabar tenka tos mokymus atlikti. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai per keletą metų pagal projektą ES maždaug 4000 žmonių, virš 4000 žmonių apmokė kompiuterinio raštingumo. Tai arba 10 valandų, arba 100 tai yra valandų, arba 60 valandų kursai. Įgalina siekti netgi tokių žinių ECDL standarto apimtyje. Šiuo metu taip pat šiais metais planuojama Respublikos Bočių organizacijom apie 800 žmonių apmokyti ir Vilniui apie 100 žmonių. Nors per keletą pereitų metų Vilniuje iš 300 asmenų mokėsi kompiuterinio raštingumo paslapčių. Reikia pažymėti, kad šalia to ir tokie mokomi vyksta Bočių bendrijoje ir Bočių sąjungoje respublikinėje daugiabučių namų administratorių kursai, kurie irgi taip pat priimtina vyresnio amžiaus žmonėms žinios apie energetinių išteklių taupimą. Labai praverčia mūsų buityje. Vien Vilniuje tokių asmenų buvo paruošta apie 120 žmonių ir toliau vyks ir šiemet vyks kursai, bus apmokama. Ir tai įgalina tų visų žinių toks bagažas siekti mums dalyvauti, kuriant produktą, pajamas tam tikras ir savo sąlygomis. Pavyzdžiui, Vilniaus Bočiai metus paruošė apie 15 projektų. Tiesa, finansuojama jau maždaug tik tai trečdalis, kartais pusė, kartais trečdalis, bet jau dėja, bet tokie yra, vienu žodžiu, ne visuomet pasiseka. Vilniui Bočių mūsų bendrijoje numatyta skatinimo sistema projektų. Dabar netgi tie, kurie negavo finansavimo, jie yra skatinami su kredito unija Vilniaus taupomąja kasa įsteigtas specialus fondas. Jis žmonėms sumažina šitą truputėlį nusiminimą, kada vargtas, sunkiai paruoštas projektas negauna finansavimo. Taip, ką mūsų nuomonė reikėtų, taip sakant, pagerinti, kad vyresnio amžiaus žmonės įtraukti į darbinę veiklą. Tai visų pirma, darbo biržoje. Seniorų bankas, jis atlieka tam tikrą darbą. Apie 20% seniorų, kurie užsiregistruoja darbo biržoje, patenka į darbo rinką ir taip padeda subalansuoti savo pajamas ir išlaidas. Tačiau yra apribojimas, kad darbo birža neapmoko vyresnio amžiaus, tai yra pensininkų. Reikėtų šitą, čia yra, mes, taip sakant, mūsų nuomonė tai yra diskriminacija ir vis tik reikėtų tų lėšų rasti. Darbo birža sako, kad trūksta lėšų, bet seniorai dalis iš jų 10% ar kiek ten, ar 5% papildomai patektų, taip sakant, įgytų kvalifikaciją ir galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Taigi tokie Bočių, Lietuvos pensininkų sąjungos Bočių siūlymai, kaip atverti tą darbo rinką seniorams, o iš tiesų seniorai pripažindami, kad taip didžiausi resursai bei dėmesys turi būti skiriami jaunai ateities kartai, ragina nenuvertinti ir pagyvenusių žmonių patirties, kvalifikacijos ir žinoma galimybės darbų prisidėti prie mūsų valstybės ir visuomenės gerbūvio. Na, o pakalbėję
idėją apie orę senatvę, kokia ji turėtų būti, apie darbo rinką. Po trumputėlės pertraukėlės mes grįšime čia į studiją ir toliau kalbėsime apie laisvalaikį. Apie tai, jog prasmingos veiklos poreikis išlieka visą gyvenimą. Tai yra susitikimai, įvairios diskusijos, keitimasis informacija, kita veikla, teikianti gyvenimo grožį bei įvairovę. Apie tai, kad senjorai plečia savo akiratį, keliaudami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Apie tai netrukus. Lygybės dialogas. Išgirsti ir suprasti. Lygybės dialogas. Išgirsti ir suprasti. Šiandien mes kalbame apie orę senatvę. Ar ji įmanoma? Iš tiesų, prieš pertraukėlę pažvelgę į darbo rinką, apie tai, kokios galimybės yra senjorams dirbti, pats metas šiek tiek pasižvalgyti ir į jų laisvalaikį. Mes iš tiesų kalbėjome, kad prasmingos veiklos poreikis išlieka visą laiką. Tai yra įvairūs susitikimai, diskusijos, keitimasis informacija bei žinoma kita veikla. Ir apie tai mes kalbėsime su Pensininkų sąjungos klubo Gyvenimas yra gražus pirmininkė Janina Stanaitienė. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, pirmiausiai klausiu, iš kur kilo tokia mintis štai, sukurti tokį klubą Gyvenimas yra gražus ir kągi jūs ten veikiate ir kuo užsiimate? Kaip, visi mes žinom, kad žmogui būtina bendrauti. Čia nieks nepaneigs šito. Ant suoliuko pensininkui sėdėti prie namo truputį per mažai. Gal kam ir užtenka, bet bočių bendrijos nariams neužtenka. O kodėl kilo būtent daryti šitą klubą, tai pasakysiu taip. Bendrijos, bočių bendrijoje yra daug įvairios veiklų. Chorai, šokių kolektyvas, užsienio kalbų studijos, ekskursijos, kelionės. Atrodo, kaip ir turėtų užtekti. Bet ne kiekvienas gali šokti, ne kiekvienas turi balsą, kad priimtų jį chorą dainuoti. Ne kiekvienas mato prasmę mokytis užsienio kalbų. O kelionės, ekskursijos įmanoma padaryti kartą į metus ar du. Pinigai neleidžia daugiau. Todėl štai ir kilo tokia mintis suburti žmonės, kurie norėtų kažko daugiau negu šokti, dainuoti, jo labiau, kad jie ir negali šokti ir dainuoti. Taigi kilo mintis sukurti žmonės, kurie nori bendrauti, bet norisi, kad bendrautų ne vien tik prie kavos puodelio tuščiais plepalais. Kad tas bendravimas būtų prasmingas, kad duotų mums visiems moralinį pasitenkinimą, bet ir naudos. Ne tik moralinį pasitenkinimą. Galima pasitenkinti apie niekus paplepant prie kavos puodelio. Bet reikia dar, kad žmonės ir turėtų naudos, moralinės naudos, tobulėtų dvasiškai, būtų patenkinti savim ir tuo pačiu siektų laimės. Kas yra laimė? Laimė tai yra bendrauti, būti sveikam, kelti savo sąmoningumą, kelti savo sąžiningumą ir siekti išminties. O išmintingas žmogus visada bus patenkintas, laimingas ir orus. Šiandien mes, Janina, kalbam apie orę senatvę, jūsų požiūriu. Kas tai yra? Kaip mes suprantame tą orę senatvę? Kokia ji turėtų būti galbūt? Man atrodo, kad suprasti, kas yra orumas, labai yra jau individualus klausimas. Vienas gal galvoja, kad pasipūtęs jis jau bus orus. Tai nereikia painioti orumo su arogancija. Orumas, man atrodo, mano supratimu, kai žmogus gali jaustis laimingas ir padaryti aplinkinius artimus savo žmonės laimingais ir tas, su kuriuo kitas žmogus pabendravęs jaučiasi patenkintas. Automatiškai kažkokia tai prasme žmogus ir pasijunta gerai.
O jeigu žmogus jaučiasi gerai, tai jis jau gali sakyti, kad jis yra orus. Kodėl gerai gali pasijusti ir labai jau ir vagis pavogęs, bet aš kalbu apie tokį gerumą, tokį jausmą pasitenkinimo, kad žmogui negraužtų sąžinė, kad jis siektų savo dvasinių lobių ir keltų savo sąmoningumą. Ir tada jis gali būti orus. Turtų nebūtina, prie turtų aišku, kažkiek truputį reikia turėti, bet nereikia juos garbinti. Garbinti reikia tuos turtus, kuriuos mes turim savyje, viduje ir juos tobulinam. Kaip parašyta šventam rašte. Ieškokit Dievo karalystės, ieškokit turtų, kurių nesugraus nei kandys, nei rūdys. Tai va taip mes savo klube tą kryptimį ir einam. Mes ieškom literatūros, skaitom vieni kitiem paskaitas, paskaitininkai būna mūsų klubo žmonės, kas ką gali, tas kuo pasidalina. Ir mes stengiamės dvasiškai tobulėti. Tai būtent siekiam to orumo. Taip, tai iš tiesų tie pokalbiai, taip, įvairios diskusijos, keitimasis informacija, mes galime sakyti, kad prisideda prie orios senatvės, taip? Aš taip galvoju, kad taip, bet jeigu tas keitimasis informacija turi būti būtent prasmingas. Informacija tai gali ir ant suoliuko kieme pasikeisti, bet koks tas lygis informacija. Turi būti prasminga ta informacija, kad jinai mums prisidėtų prie mūsų tobulinimo. O tobulėti niekada nevėluos. Jeigu mes padarome žmonės, tai nereiškia, kad mums nereikia tobulėti. Vydūnas sako, kad tobulai būtų tik seni. Tai mums dar nevėlo, mums kaip tik pats laikas tobulėti. Ką mes ir darom? Taip. Mes skaitom gerą literatūrą tobulėjimo kryptim. Šiais metais mes nagrinėsim Vydūno raštus. O jis labai daug kalba apie dvasios tobulumą ir išmintį. Taip, na kiek žinau, tokių pavyzdžių, tokių gražių, gerų pavyzdžių, keitimus informacija pas jūs iš tiesų klube yra, ne vienas ir ne du. Mes prieš tai, kuomet kalbėjomės, jūs man iš tiesų labai įdomių dalykų papasakojo, tai gal dabar ir mūsų klausytojams. Tai aš jau dabar nebežinau, ką aš jums pasakojau, paklauskit. Priminkit, iš tiesų kalbėjom apie tai, kad, žmogus galvodamas, kuo jisai gali prisidėti, taip, prie atėjęs ir galbūt, kažką priminti žmonėm, atsineša ir įvairiausių knygų įdomių, pagal kurias jūs diskutuojate, kalbate ir va štai žmogus, lyg ir toks reikalingesnis tikrai turbūt pasijaučia. Būtent. Tai štai mes turėjom, mums atnešė knygą Sauliaus Pečiulio našlė Joana Pečiulienė, Dievo karalystės pagrindai. Nemanykit, kad čia mes kokie šventeiviškas temas gvildenam. Čia apie šventeiviškumą mažiausiai šitą knygą parašyti. Taip. Čia kalbama apie visuomenės tobulos visuomenės kūrimą. Ir mes perskaitę tą knygą ir schemos, kaip būti laimingam, pavyzdžiui. Kaip būti laimingam. O štai galiu pasakyti klausytojams pagal Saulių Pečiulį, kokia paprasta schema būti laimingam. Harmoninga laimė susideda iš 4 komponentų. Didžioji laimė, mažoji laimė, dvasios palaima ir juslinis malonumas. Tai pagal Saulių Pečiulį. Kas ta didžioji laimė? Didžioji laimė tai Jupiterio laimė. Tai yra darbas už šeimos ribų, veikla už šeimos ribų visuomeniai. O mažoji laimė tai yra laimė šeimoje. Veneros laimė. Nuo dvasios palaima tai, jeigu žmogus sąžiningas, doras, tobulina savo kūną ir dvasią, stengiasi būti harmoningas asmenybė, jis savaime jau pajus tą dvasios palaimą. Juslinis malonumas, tai čia labai plati sąvoka. Čia ne vien seks. Mūsų jusliniai malonumai. Taip. Yra prie jūros pabūti. Tai kūniški malonumai, susiję su kūnu. Ir gera joga, ir fiziniai pratimai, ir daug kas.
Bent jau mano supratimu. Taip. Na, iš tiesų, kalbėdami apie prasmingą veiklą, apie prasmingos veiklos poreikį, štai pasiklausę pašnekovės Janinos Stanaitienės, Pensininkų sąjungos klubo Gyvenimas yra gražus pirmininkės, senjorai taip pat aktyviai leidžia laiką, domisi, nori bendrauti, nori diskutuoti ir turbūt apie tai užsiminė ir Janina, nori keliauti. O apie tai, jog senjorai plečia savo akiratį keliaudami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, domisi tomis kelionėmis. Taigi kalbėjomės su Ramute Uždavinienė, bendrijos Naujamiesčio skyriaus pirmininkė bei Lietuvos bočių sąjungoje atsakinga už kelionių organizavimą. Taigi, kodėl apskritai Lietuvos senjorai keliauja po užsienio šalis ir kasgi ten juos labiausiai traukia? Į užsienį kelionės, kaip žinote, yra nepigios ir senjorai stengiasi, kada būna nuolaidos, kada degantis kelialapiai, stengiasi keliauti. O taip pat yra, kurie gyvena vaikai pasiturinčiai, gimtadienio proga, ar už kokius nuopelnus, ar vaikučius prižiūri, dovanoja vaikai kelialapius į užsienį senjorams. Senjorai yra labai patenkinti užsienyje, o taip pat dar pirkdami kelionės anksčiau, būtent kada prasideda kelionių išpardavimas su nuolaidomis, lapkričio mėnesį jau galima avansų 200 litų įmokant avansą ir keliauti būtent vasaros metu, bet įmokant avansą jau lapkričio mėnesį, gruodžio mėnesį, nes kas 2 savaitės kelionė kainas po truputį kyla. Ir tą patį kelialapį perkant būtent gegužės mėnesį ar birželio mėnesį, jie būna pabrangę maždaug 500–600 litų. Tai vat senjorai, vienu žodžiu, renkasi tokį pigesnius kelialapius, nes brangus ir maitinimas irgi, jeigu maitinimas vieną kartą yra mėgstant daug keliauti, kurie užsisako kelialapius būtent su vienu maitinimu užsienyje, su 2 maitinimais irgi yra, ne, viskas įskaičiuota, jau yra kur kas daug brangesni keliauti. Senjorai Lietuvoje labai mėgsta keliauti, atsižvelgiant į tai, jeigu kelionės būna su rėmimu ir pigesnės, tada daug daugiau senjorų stengiasi keliauti ir mėgsta keliauti po Lietuvą, nes kadangi Lietuva irgi yra labai graži, ir mėgsta keliauti ir susipažinti su Lietuva. Tokių kelionių po Lietuvą organizuojame gana daug ir žmonės maloniai renkasi ir keliauja po Lietuvą, o taip pat ir prie jūros keliauja, irgi žiūrint, kad laikas, reiškia gegužės, birželio mėnesį, rugpjūčio antroje pusėje, rugsėjo mėnesį, nes tada už nakvynę irgi jau atitinkamai pigiau yra mokama. O vasaros laikotarpį senjorai irgi gali keliauti tik tai tie, kuriuos remia vaikučiai, nuperka kelialapius, arba kurie dar dirbantis dirba ir užsidirba. Keliauja daugiau ir į užsienį būtent ir dirbantis pensininkai, kurie dar dirba ir užsidirba. Sakė Ramutė Uždavinienė, bendrijos Naujamiesčio skyriaus pirmininkė ir Lietuvos bočių sąjungoje atsakinga už kelionių organizavimą. Ar senjoras dirbtų, ar keliautų, vienas svarbiausių dalykų tai yra sveikata. Lygybės dialogas. Išgirsti ir suprasti.
Sveikatos priežiūros paslaugos senatvėje, apskritai sveikatos ekonomika, kaip paskirstyti paslaugas, kad jos tenkintų poreikius, bet netaptų per didelę naštą mokesčių mokėtojams. Apie tai klausėme Gintos Žemaitytės, Lietuvos žmonių su negale sąjungos viceprezidentės. Iš esmės sveikatos paslaugos vyresnio amžiaus žmonėms su negale, ypatingai jeigu žmogus su negale sulaukia vyresnio amžiaus, jam, galbūt taip gana problematiškos. Ypatingai tai pasakytina apie kaimo vietovėse gyvenančius žmonės, nes mieste galbūt dar paprastesnis susisiekimas būtų, dar tos visos paslaugos galbūt arčiau žmogaus, o gyvenantiems žmonėms kaimo vietovėse, kai tarkim autobusas galbūt būna 2-3 kartus į savaitę, tas yra gana sudėtinga. Dalis paslaugų yra mokamos, kada žmogui apskritai neaišku, už ką jisai moka. Ypatingai tai pasakytina apie vyresnio amžiaus žmonės. Nepaslaptis ir jaunesni būdami ne visada suprantam, tarkim, kodėl už vieną ar kitą paslaugą reikia mokėti, kai tarkim žmogus dirbantis ir kas mėnesį nuo jo atlyginimo yra nuskaičiuojami gana nemaži mokesčiai, tačiau už paslaugas reikia mokėtis. Kitas momentas galėtų būti, kad paslaugas teikiančios įstaigos, jos ne visada yra labai draugiškos vyresnio amžiaus žmonėms, sunkiau judantiems žmonėms su negale. Tarkim, nėra visur taip jau pritaikyta, galbūt netgi daugumoje yra nelabai pritaikytos patalpos, nelabai pritaikyti kabinetai, tarkim, jeigu žmogus turi atvažiuoti judantis neįgaliojo vežimėliu, tarkim, vyresnio amžiaus žmogus, taip pat ir vyresnio amžiaus žmogus. Žmogui turinčiam judėjimo problemų patekti į polikliniką, kad ir mieste yra gana sudėtinga, tarkim, jeigu ypatingai artimieji neturi transporto, kaip jį nuvežti, visuomeniniu transportu važiuoti. Ne visi autobusai priima draugiškai. Deja, kalbant apie sveikatą, kai tikrai yra, kai žmogus, tarkim, suserga arba žmogus senatvėje, kai galbūt pagrindiniai dalykai sukasi apie sveikatą, pagrindiniai pinigai galbūt būna išleidžiami sveikatai, vaistam. Tai žmogui iš tiesų yra labai didelis problemos ir nežiūrint į tai, kad pas mus, tarkim, yra kompensavimo sistema, tačiau labai dažnu atveju priemokos už vaistus, už tam tikras priemonės, jos yra labai didelis. O tarkim, jeigu žmogus vartoja vaistus nuo kai kurių ligų, kurios nėra įtrauktos į kompensuojamų vaistų sąrašą, tai vaistai iš ties būna sunkiai perkami, dažnai netgi neįperkami, žmonės išleidžia savo santaupas, apriboja išlaidas, tarkim, maistui, dar kažkam, kad tik tai galėtų nusipirkti vaistus. Iš tiesų, kalbėdami apie sveikatos priežiūros paslaugas, turbūt vertėtų klausti arba teigti, kad didėjant amžiui problemų daugiau. Ar iš tiesų patenkinamas tas sveikatos priežiūros paslaugų poreikis? Kokios problemos sveikatos sistemoje gauti reikiamas paslaugas? Ar didėjant amžiui problemų daugiau? Tai be abejo, jisai didėja, bet tik tai, žinot, žmonių galimybės tolygiai mažėja. Tarkim, kalbant apie odontologo paslaugas, kiek mieste galbūt vėl, bet panaši galbūt situacija ir mieste vyresnio amžiaus žmonių. Kaime, man atrodo, kad ji dar sudėtingesnė, nes ten įsijungia visi tie kiti dalykai, atstumai, prieinamumai ir taip toliau. Kokie yra, galbūt pasakysiu, netvarkingi žmonių dantys. Nes nėra pinigų, nėra prieinamumo, eilėje, jeigu, tarkim, tenka laukti 5 metus, o žmogui yra galbūt kažkokios progresuojančios netgi lygos, dėl ko dantys išbyra, tarkim, 60, galbūt 5, nesulaukus 70 metų. Eilėje reikia laukti 5 metus, maždaug galbūt. Tai žinot, tai va tokios problemos jos yra, nežinau, ar čia tik tai su finansais, ar čia galbūt truputėlį ta pati vadyba medicinos paslaugose, medicinos srityje reikėtų tobulinti, eilės, tarkim, poliklinikose, daug kas sako, kad tai galbūt vadybos klausimai, o jau ne tie galbūt pinigų klausimai.
Šiandien mes kalbame apie orę senatvę. Ar ji įmanoma? Taigi Lietuvos žmonių su negale sąjungos viceprezidentės Gintos Žemaitytės klausėme apie senatvę ir negalę. Vieniša senatvė, pagalbos poreikis, kaip išsaugoti orumą? Man dabar tokia galbūt pirmas atsakymas, kuris ateina į galvą, tai galbūt labai svarbu nuo pačio žmogaus požiūrio į tą situaciją, kurioje jisai atsiduria. Tarkim, tas pinigų neturėjimas, sveikatos neturėjimas, galbūt kaip žmogus tą priima. Jeigu tai žmogui yra didelė kančia ir tas tada ligos paūmėja ir visi kiti dalykai, nes matot, pati valstybė, čia ta pagalba, čia labai galbūt sunku jos tikėtis. Daug kas priklauso nuo paties žmogaus, bet vėlgi, jeigu jisai visą gyvenimą turėjo negalę ir jisai būdamas neįgalus sulaukė senatvės, tai žinot, to optimizmo dažname galbūt jo ne kažkas ir lieka. Vis dėlto galbūt reikėtų, kad labiau į vyresnio amžiaus žmogų atsigręžtų valstybė ir tas galbūt ir pensijų tas grąžinimas greičiau įvyktų ir visi kiti dalykai, visos paslaugos, kad žmogus oriai galėtų senti, kad jisai galėtų oriai gyventi sulaukęs pensijinio amžiaus. Sakė Lietuvos žmonių su negale sąjungos viceprezidentė Ginta Žemaitytė, kuri iš tiesų akcentavo sveikatos priežiūros paslaugas senatvėje ir apie pagalbos poreikį vienišiems senjorams, o ypatingai turintiems negalę. Taip pat kalbėdami apie senatvę, apie senjorus, kalbėdami apie lygias galimybės, apie diskriminaciją, derėtų pakalbėti ir apie seksualinių mažumų teisės būtent senatvės laikotarpiu. Apie tai, kokiosgi LGBT žmonių senatvės problemos, apie neįteisintą partnerystę, apie požiūrio problemas, mes kalbėjomės su Lietuvos gėjų lygos valdybos pirmininku Vladimiru Simonko. Gal aš kalbėčiau plačiau dėl senatvės reiškinio ir visoje Europoje yra tas senėjimo momentas ir mes suprantam, kad žmonės, kuriems tas amžius jau yra pagarbus, tai vienaip arba kitaip tą vienišumo momentas įstoja, bet jeigu mes analizuosim situaciją, kurioje atsiduria dalis arba gali būti taip, kad daug kam gali taip atsitikti, kai vyresnio amžiaus žmonės gali būti vieniši dėl to, kad mūsų valdžios politika yra tokia, kad žmonės negali sudaryti partnerystės sutartį, jie nesusaistyti tam tikrais įsipareigojimais ir tai labai gali atsiliepti jų situaciją, kai jie jau bus pagarbiam amžiui. Aš kalbu tai, kad tie žmonės nesudarė partnerystės ir jie neturi to draugo arba draugės šalia savęs, nes kadangi mūsų valdžia neskatina tokių santykių, taip vienaip arba kitaip stumia tos žmonės marginalizuoja ir jaučiasi išstumti iš socialinio gyvenimo. Ir aš taip pat galiu gal šiek tiek pakalbėti apie tai, kad taip pat mūsų orientacijos žmonės neskatinami vienaip arba kitaip įvaikinti vaikus ir tada taip pat atsiliepia jų senatvei, kadangi jie neturi šalia savęs to žmogaus, kuris gali juos prižiūrėti. Ir šita našta vienaip arba kitaip atsigula ir valstybei, kadangi valstybė tada gauna pareigą tuos žmonės išlaikyti senelių namuose, bet šitie žmonės nebus labai laimingi tuose namuose, kadangi žinant, kokia yra socialinė atskirtis mūsų orientacija žmonėms, tie žmonės jaus tą atskirtį ir tą gerai suprato Europos valstybės ir aš žinau gerų pavyzdžių, kai pavyzdžiui Berlyne arba kai kuriuose Vokietijos miestuose arba Niderlanduose statomi specialūs senelių namai. Ir aš žinau, kad toks namas pastatytas neseniai Berlyne ir atidaryti tokie namai, kur gali saulėlydį sulaukti vyresnio amžiaus gėjai arba lesbietės
darbovietės ir jie jaučiasi komfortiškai, kadangi jie nepatiria tos diskriminacijos, tų prietarų ir jie pakankamai oriai praleidžia savo tą laikotarpį. Tai kalbant apie tai, mes matom didelį skirtumą tarp tų standartų, kurios jau pasiekė išsivysčiusios ES šalis ir Lietuvoje, kur aplamai šita tema negvildenama ir jinai yra pamiršta, ignoruojama. Ir man atrodo, kad valstybė turėtų imtis tų proaktyvių, pozityvių veiksmų, bent iškelti šitą problemą į viešumą. Ar gali būti, kad šioje situacijoje atsiveria kelias jau daugialypiai diskriminacijai? Be abejo, tai ir yra klasikinis, mano manymu, jeigu taip galima paminėti, daugialypės diskriminacijos pavyzdys, kaip žmogus patiria diskriminaciją kaip minimum dėl 2 pagrindų, dėl lytinės orientacijos ir dėl amžiaus. Ir tai yra tas susipinimas, jis toks rezonansinis ir jis dvigubai pablogina to asmens savijautą ir jo gyvenimo, ir tai atsiliepia jo gyvenimo kokybei ir aplamai tas marginalizavimas, atskyrimas ir žmogus iš tikrųjų, kuris mokėjo ilgą laiką mokesčius šitai valstybei, negauna to, į ką gali pretenduoti kitokios orientacijos asmuo, kadangi tas asmuo turėjo galimybę sudaryti santuoką, buvo leista ir netgi skatinama pagimdyti vaiką ir tą vaiką išlaikyti, po kurio laiko tas vaikas išlaiko savo tėvus. Taip pat mes kalbam apie našlių pensijos galimybę gauti. Žinot, kad heteroseksualios orientacijos žmonės turi tokią teisę ir našlių, ir mirus vienam iš partnerių šita našlių pensija yra vienaip arba kitaip, jinai gali būti nelabai didelė, bet jinai yra. Ir jeigu mes pradedam lyginti, kokios sąlygos yra heteroseksualiom porom ir homoseksualiam asmeniui sulaukus brandaus amžiaus, akivaizdžiai yra diskriminacija. Štai jums ir pavyzdys, kai valstybė tolygiai garantuoja tas pačias teises arba kitas teises savo piliečiams. Nors jie taip lygiai visi moka mokesčius ir lygiai esam lojalūs šitai valstybei. Kalbėjo Lietuvos gėjų lygos valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko. O šiandien mes savo laidoje bandėme atsakyti į klausimą, ori senatvė, ar ji įmanoma. Čia turbūt derėtų pastebėti, kad visgi dažnas iš mūsų, ypač vyresnių žmonių, retkarčiai susimastome, o kokia bus mūsų senatvė. O senatvė bus graži, kai senu žmogumi yra kam pasirūpinti, kai jam nestinga šilumos, atjautos ir meilės. Girdėjote laidą Lygybės dialogas. Išgirsti ir suprasti. Laidos kartojimo radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose kviečiame klausytis šiandien po 17 val. Žinių.